Negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius susirinkimus. Ši teisė negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu ir tik tada, kai reikia apsaugoti valstybės ar visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikata ar dorovę arba kitų asmenų teisės ir laisvės. Tai va, 10 vakaro jau poilsio laikas, jau yra atsiprašau, tai reikėtų kažkaip biškį judėti link namo. Negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius susirinkimus. Viskas. Ne, gerai, jūs Neskambiname. Ne, su šitu... Ne, naktį viską. Ramiai sėvi. Visiškai, vyrai, ramiai. Tai mes su jūsų kolegom kalbėjom čia, žinokit, jie buvo. Tikrai, ačiū. Vyrai, kai sušalsit, atvykit pas mus. Reikalavimai turi būti teisėti. Aš vykdau Lietuvos Respublikos Konstitucijos reikalavimus. Kaip Lietuvos pilietis aš vykdau savo pareigą. Kviečiu ir jūs vykdyti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje numatytas Lietuvos piliečių pareigą. Jūs atsisakot? Aš vykdau Lietuvos... Dar kartu, jeigu jūs manote, kad mūsų reikalavimai jums yra neteisėti, prašom kreiptis rytoj ryte į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Birželio 23:10. Dabar prašom pasitraukti ir nemaišyti darbuotojams dirbti. Jūs esat sulaikomas už policijos pareigūno teisėtų reikalavimų nevykdymą. Koks tas reikalavimas? Koks tas reikalavimas? Netrukdyti policijos. Imkit. Į mašiną. Į mašiną. Koks tas reikalavimas, gal galit pakomentuoti? Jūs jau vartojat prievartą. Jau vartojat. Ką jūs darot? Lietuvos konstituciją pažeidinėja. Kokiu pagrindu jūs mūsų laikot? Kokiu pagrindu jūs mūsų laikote? Kokiu pagrindu jūs mane tirtite? Jūs nevykdėte teisėtą reikalavimą policijos pareigūnų. Koks jūsų reikalavimas buvo? Netrukdyti dirbti žmonėms. Kokiem žmonėms dirbti? Viskas, visus jūsų klausimus atsakysim komisariate. Mes su jumis diskutavom pusę valandos. Ačiū labai. Dabar prisėskite į policijos mašiną, jūs važiuosit į policijos komisariatą. Į trečią policijos komisariatą. Kokių reikalavimų nevykdė šitie piliečiai? Policijos pareigūnų, netrukdyti darbuotojams dirbti. O kaip jūs siūlote ginti konstitucinę santvarką? Tai jūs gynėte, apgynėte, pabuvot ir viskas. Nu kokią apgynėm? Ukraina apgynė savo konstituciją Maidane. Ponai, baigiam. Jūs norit Maidano Lietuvoje? Ne, čia viskas... Čia jūs norit. Turbūt kažko. Taigi ten viskas gerai, mes gydom maidanininkus. Taigi, valstybės politika tokia. Da Lietuva kažkaip išlikti norisi. Žemė parduos ir įsimas ir vaikų turi. Šios metos mėnesio gimti. Kažkaip galėtų.